Zdarova, kūnius, mano draugai, ir sugalvojau įrašyti naują video, kaip matot, pasikirpęs, pasistiliavęs, naujas, kaip sakant, atsišviežinęs biškį. Tai va, kaip sakant, aš maniau įrašyti video dėl naujo streamų schedule, kaip sakant, savo grafiko. Lik po šio video, kaip ir papasakosiu, šiek tiek biškelį daugiau apie tai, kas, kur, kodėl. Tai va, kaip ir sveiki prisijungė prie mano video ir štai atėjo toksai momentas, kad grįžom vėl į savo darbus. Kai mes grįžtam į savo darbus ir streamai keliauna į antrą planą. Ką tai reiškia, kaip pasakysite, ne? O tas, kad skirsiu daugiau laiko darbui, poilsiui, o streamai bus kaip ir planuoju taip. Streamai bus tik tai šeštadieniais. Jeigu viskas tvarkai, įsimiegu viską, tai ir jeigu ten spėju maistą pasigaminti, tai kažkas gal bus apie 3 valandą, tai jūsų kažkas bus jūsų Lietuvos laiku bus apie 4, o sekmadieniais gal po darbo grįžus ir viską, tai kažkas gali bus startas tarp, nežinau, gal tarp 20, o tas Lietuvos laiku tai būtų apie 9, bet tai čia klausimas gal priklausys nuo noro ir ant kiek aš ten būsiu gyvas streamams, kaip sakant. O jeigu sekmadieniais nebus, tai reiškia, kad aš ant tiek nusidrožęs taip, kad stimulo man net nėra jungt streamą ir, kaip sakant, pasimatysim tiesiog tik tai šeštadieniais. Tai va, į ką toliau. Tai kaip ir tiek, metam savo streamus, kaip ir minėjau, į antrą planą ir dabar visas dėmesys darbui ir poilsiui. Ir nebus taip, kaip buvo YouTube'e ten kažkas apie mėnesį, ne, ten tipo streaminau beveik ne kiekvieną dieną iki darbo, ten porą kokių 4 valandas ten tipo streaminau ir dar į darbą eit kažkaip tai, nežinau, tiesiog žiauriai aš taip momentu nudegiau ir tiesiog pavargau, nenoriu tos klaidos daryti, nes kaip ir nėra tas streamas, tas vienas iš pagrindinių mano hobių, kaip sakant, veiklų, kad aš skirčiau visą dėmesį į savo streamą. Ir tai akivaizdu matosi, kad nieks dar visų pirmai manęs nežiūri, gal plius minus 1, 2, 3, 4, gal 5 žmonės, maks. Šiai vidutiniškai 2, 1, nedaugiau, kaip sakant. Tai va žodžiu, tai tiek. Kaip ir paminėjau apie tuos grafiko pasikeitimą, savo streamų schedule, kaip ir tiek. Čia pasakyti, laukiu naujo video, nes tik nežinau kada ir yra atėjęs pagaliau tas buttonboxas. Turėtų būti čia buttonboxas, nes kas daugiau čia turi ateiti, jeigu ne jisai. Tai va, kaip sakom, nežinau, kada čia viską nufilmuosiu, bet bus. Tai va, tai tiek. Jeigu dar nesi užsiprenumeravęs mano YouTube kanalo, tai gali padaryti čia ir dabar. O jeigu nori susitikti su manim gyvai per tik platformą, tai gali tai padarius linką paspaudęs apačioj arba QR kodą čia. Čia bus lengviau paspaudus su telefonu. Pridėjai ir perėjai iš karto prie mano kiek platformos. Arba gali atsisiųsti tą appsą iš Google Play arba iOS Apple Store. Kick live streaming appsas, kuris leidžia ne tik gauti notificationus iš Kick, bet ir žiūrėti mano streamus arba kažkokio gal kito streamerio, kuris jums prie širdies ir jums patinka žiūrėti, tai, kaip sako, naudinga ir viską, tai kaip ir, nežinau, paliksiu video gaidą, irgi pridėsiu apačioje, jeigu ką, jeigu nežinot, nerasit, pridėsiu linką čia ir plius ir čia dar pridėsiu kažkur čia viršui bus. Pereit prie to video, kad tos kaip ir paaiškinimas, kaip tai padaryti, kaip atsisiūs, kaip ką, žodžiu, kaip ir tiek. Ir be to follow mano Instagramą, ten kaip ir plius minus kažkokią info irgi keliu, ten savo kažkokius daily dienos įspūdžius, kažkokius tai kaip ir, ten kaip ir būtų irgi faina jūsų gauti palaikymo visko, nes kaip ir pradėjau senai, kaip ir jis ten nebuvo labai toks aktyvus tas Instagramas, bet kaip ir kažkaip tai noriu ir jį biškelį pakelt, kaip ir gal aktyvesnį tokį padaryti, kaip ir kažkiek ir ten follow susirinkti, nepasimesk, žodžiu ir tiek. Tai va, tai jeigu patiko šitas video, tai nepamiršk paspausti like ir subscribe mano YouTube kanalą ir follow mano Kick platformą, linkas apačioj ir QR kodas čia, jeigu nenorit mano video ir streamo praleisti, tai ką daugiau pasakyti. Ką, pasimatysim šeštadieniais.
ir gal sekmadienis. Tai tiek, gero vakaro, dienos ar ryto, čia kada mano video žiūrėjot, visiems iki ir pys, pasimatysim kažkada arba mano streamo metu, tai pys kaip ir šauti, pasimatysim vėliau.